Nailė labai skubėjo. Laiko buvo nedaug. Visi pastarojo meto įvykiai taip įsisiūbavo ir įgavo tokį pagreitį, kad neseniai svajojusiai apie padūkusius nuotykius mergytei kraujas gyslose cypė iš siaubo suvokiant, kad dabar ir gavo, ko norėjo. Deja, visai tuo nesidžiaugė. Rodėsi, ji čia jau visą amžinybę ir keista, kad jos dar niekas nerado. Mintis blaškėsi lyg nuo kamulio, beviltiškai bandantis pabėgti kėgliai. Tokios baisios sumaišties galvoje dar nebuvo patyrusi, nebent tą kartą, kai pakliuvo į skeltaveidės pelkių žmogėdros nagus. Nuo mirties tada jie skyrė plonesnis už voratinklį siūlelis. Iš ten jį galėjo gyva negrįžti, bet tada nemaž nebuvo taip baisu kaip dabar. Pasiutimas. Suniurnėjo trumpam, stabtelėjusi atsikvėpti, mėgindama numaldyti drebulį. Maudė kojų raumenis, o plaučiai nuo įtempto bėgimo buvo lyg gaujos ulfopotamų užgulti. Prireikė kelių minučių, kol atgavo kvapą, o šiuo bei tuo dar reikėjo pasirūpinti, kad bent būčiau nutuokusi, juk viskas taip pakryps. Dabar nesvarbu. Nailė, susiimk, užteks drebėti, griežtai tarė ji. Žiūrėk, iš baimės plaukai nuropos galvą žemyn, tada tai jau pasijuoksi. Mes dar pažiūrėsim kas ką. Parbėgusi į savo būstą, puolė naršyti krūvą žemėlapių, be jokios tvarkos sugrūstų į didelę medinę dėžę. Tačiau niekaip negalėjo susikaupti, viskas krito iš rankų. Reikėjo nuveikti tiek daug, tiek visko patikrinti. Deja, laikas bėgo greitai, laikrodis žvelgė rūsčiai ir nė neketino klausytis veiksmingų pasiteisinimų. Švakės liepsna baugiai pleveno kambaryje, tarsi grumdamasi dėl paskutinių šviesos lopinėlių, sunardančiais po kampus šešėliais. Ir tai kūrė dar baugesnę atmosferą. Taip, jei dar kada turėsi tokį prašmatnų kambarį ir jo nesitvarkysi, mergyt, pati tau gerai užvošiu, pasakė pati savo. Čia net kardžuvė nusilaužtų nosį. Kita vertus, galėčiau pasislėpti taip, kad net pats baisiausias gyvis nerastų. Nebent turėtų gerą uoslę. Viskas įvyko taip staiga, kad Nailiai atėmė žadą. Ji dar tarėsi turinti šiek tiek laiko, kad viską padarytų tinkamai. Tačiau panašu, jog pervertino savo jėgas ir nepasiruošė blogiausiam. Už tai teko sprukti ir dabar tik laiko klausimas, kiek ilgai dar ją lydės sėkmė. O, nuostabu, kojos ėmė drebėti, susirūpinus pratarė ji. Kas tau darosi, mergyt, susiimgi pagaliau. Dar griežtesniu balsu mėgino save sudrausminti. Jei būtum pasidavusi tokiai baimiai mūšio lauke, jau seniai snaustum amžinų mėgelių kur nors stepėse. Taip, didelė drąsuolė pasirodo, gali kaip mat virst apgailėtina kingdrebe. Staiga kažkas kikiai ūktelėjo už lango. Paklaikusi Nailė užpūtė žvakę. Ir sustingusi įsiklausė. Rudens vėjas, lyg alkanas žvėris, braižėsi po stogą, ropojo mediniais rąstais aukštyn žemyn, krebždenosi įsikibęs į palangę, tačiau be jo skleidžiamų garsų daugiau nieko nesigirdėjo. Nailė kurį laiką luktelėjo ant sprando jausdama ledinės baimės rankas. Tada vėl ėmė raustis kambaryje, bet tikiau nei prieš tai. O gal ne viskas taip jau blogai ir jai vis dėlto pavyks? Tyloje girdėjosi tik slopus mergytės alsavimas ir batų šliūščiojimas grindimis. Mėnuo vis kyštelėdavo skruostą pro langą, tarsi norėdamas įsitikinti, ar Nailė dar savo kambaryje. Tačiau čia pat, uždengtas pamėlusių debesų, vėl pradingdavo. Vėjas ėmė staugti kaip pasiutęs, lyg vilkų pavirtęs, braižėsi po langais, ūkiai lietvamzdžius ir Nailė kaskart suklusdavo, išsigandusi, jog tai gali būti kai kas gerokai baisesnis už 100 vilkų.
Beje, reikėjo nepamiršti kardo, lanko su strėlėmis, žemėlapių ir... Tyliai atsidususi mėgino prisiminti, ką tokiu atveju patardavo daryti ją užauginę senoliai ar chiliganai. Kai jos mirštantis tėvai, bėgdami iš griūvančio jūrų miesto, paliko ją šių mielų senučiukų globai. Daug ko išmoko tik jų dėka. Kai kurių žemiečių pasaulyje vykstančių dalykų jos gimdytojai net nesuprato. Žmonių papročiai atrodė keisti, elgesys neįprastas. Jei Neilės tėvai būtų gyvenę sausumoje, ko gero būtų išprotėję. O dar tos dviprasmybės, tarkim, žemiečiai mėgsta sakyti, tyla gera byla, bet pliauškia iki pamėlynavimo. Tas pats, jei žuvis sakytų žodeliukas, geras kabliukas ir sutartinai tylėtų. Keista tiesa, į pagalbą atskubėjo archiliganai ir stengėsi, kaip įmanydami, ypač senasis geraširdis dėdulė, už tai, kad išmoko jodinėti, užšokti ant žirgo be balno arba, nenulipdama pačiupti ant žemės nukritusi kardą, turėjo būti dėkinga tik tai jiems. Taip pat ir už fechtavimosi, imtynių ir šaudynių iš lanko pamokas ir suteiktas žinias, kurios ne kartą pravertė nesvetingose stepėse. Senukai dievino mergytę, todėl nieko jai negailėjo, nei meilės, nei patarimų, nei šilumos. O saugojo labiau nei savo pavargusias, tabaluojančias širdis. Nemanyk, kad už nugaros turi sargą, mėgdavo sakyti dėdulė. Jo nėra. Esi tik tu viena ir daugiau nieko. Už tai turi stengtis dvigubai, kad kiekvienas piktavalis, prisiartinęs prie tavęs, pasigailėtų išdrįsęs stoti skersai kelio. Ir šio patarimo Nailė klausė nuo mažumės. Gal todėl net iš pavojingiausių situacijų išsikapstydavo sveikutėlę. O kaip gimdytojai? Nailės tėvai negalėjo ilgai išbūti stepėse be vandens. Tokia buvo povandeninio pasaulio gyventojų prigimtis. Liūdna, ką bekalbėsi. Tačiau prieš tai jie perdavė mylimą kūdikį į patikimas rankas. Archiliganai užaugino iš jos narsią kovotoją. Žinoma, nebe baimę, kaip nuolat tvirtindavo Ulfas, bet jis viską išpūsdavo iki Ulfopotamo dydžio. Gal be baimių žmonių iš viso nėra? Arba jei ir yra jie, tai jie labai greitai nusisuka sprandus, šyptelėjo Nailė. Todėl drąsa visada turi žengti koja kojon su sveiku protu. Pagalvoja mergaitė, kokia kvailystė. Kartais sunku, kai žmonės įpratę į tave žiūrėti kaip į bebaimę narsuolę. Laukia žygdarbių, o tau tokia pasibjaurėtina nuotaika, kad norisi tik tyliai susigūžti ir paverkti kamputyje. Nes prisiminus tėvus, širdį peršti lyg būtų išdilginta. Nailė atgalia ranka nusibraukė akies kamputyje ištryškusią ašarą ir tyliai šniurkštelėjo. Taip, net ir didžiausiai narsuoliai turi savo baimių, net ir jie turi dėl ko liūdėti. Staiga, tamsoje, nepastebėjus už stalo kojos, ne tik skaudžiai susimušė pirštus, bet ir kaip stovi visų ūgių išsitęsė ant žemės ir baimingai įsiklausė į tylą. Atsistojusi, šokčiodama ant vienos kojos, nedrąsiai prisiartino prie lango ir pasidairė. Debesis vis dar sunkiai šliaužė dangumi lyg persirijusios gyvatės. Nailė kurį laiką įtemptai klausėsi, tačiau girdėjo tik vėją. Ūmai jos dėmesį patraukė galinėme kieme palei medžius šmėstelėjęs šiurpus tylus pavidalas. Pasislėpęs po rūko draiskana kažko tykantis, tarsi koks slidus, riebus, gigantiškas vikšras. Nailiai ėmė beprotiškai virpėti pirštai, o kvėpavimas gerokai pasmarkėjo. Tačiau, kad ir kiek dairėsi, tačiau nieko neišvydo, o trauktis nuo lango bijojo.
Buvo tikra, jei tik nusisuks, tas, kuris slepiasi kiemo tamsoje, tikrai puls iš nugaros. O tada įvyko kai kas klaikaus. Ji išgirdo žingsnius laiptų apačioje. Jie buvo sunkus ir grėsmingi. Pakopos gergždė lyg vaitojančios pragaro baugelės. Sulig kiekvienu žingsniu širdis krūtinėje daužėsi vis smarkiau. Nailė puolė į paniką. Laikas. Keisčiausia, kad negirdėjo, kaip girgždėjo atidaromos durys, o šios spiegdavo kaip į dušo užuolaidą įsipainiojusi šmėklą. O gal tam, kuris artėjo, nereikalingos jokios durys? Tačiau abejonių neliko, pačioje aidėjo žingsniai ir jie lėtai, kankinamai lėtai kilo aukštyn. Ji pakliuvo į spąstus. Be reikalo juokavo, kad galėtų pasislėpti tokioje netvarkoje. Tačiau stingulys ūmai ją paleido. Nailė ne iš tų, kurie pasiduoda baimiai ir greitai palūžta. Atvirkščiai, tik pavojaus akivaizdoje ji tampa ta drąsuolė. Tokią buvo įpratę matyti kiti. Jie čiupo kardą, lanką su strėlėmis, trumpam stabtelėjo prie stalo, tada žaibiškai nėrė prie lango. Akimirką jai pasidangojo, kad šis neatsidarys ir tada nebepadės jokie ginklai. Ji liks viena šiame kambaryje su tarpstančia ir viską ryjančia tamsa. O tada galas. Tačiau langas pasidavė. Užsikorusi ant palangės, Nailė iškišo galvą lauk ir apsidairė. Vėjas puolė piktdžiugiškai skaudžiai pešioti plaukus ir dar įnirtingiau talžyti namo sienas. Jis darbavosi nuoširdžiai. Aplink, kaip pasiutusios, sukosi įvairios aiženos ir nuoskalos atplėštos nuo sugriuvusių sienų. Arti nesimatė jokios grėsmės, bet tuo pasikliauti nereikėjo. Kita vertus, daugiau nebuvo ko griebtis. Žingsniai laiptuose priartėjo prie kambario durų ir jį išgirdo, kaip tyliai cypteri vyriai. Ji trumpam suakmenėjo, lyg į stuburą įsikirtus nuodingam vorui. Ją pribloškė svečią atlydėjęs siaubingas degėsių dvokas, o tamsa tapo tokia niūri, kad kambaryje ištiestos rankos atstumu nebegalėjai žiūrėti. Persigandusi Nailė persisvėrė per langą, stengdamasi nepaslysti ant drėgnų slidžių rąstų ir pačiu laiku atsispyrė, nes jos ranką nudegino kažkieno siaubingai karštas, lyg iki raudonumo įkaitintas žnyplės. Mergaitė aiktelėjo, o tada viską paslėpė nakties tamsa. Nusižiovavęs Ulfas išsirito iš lovos, dirstelėjo į laikrodį ir susivėlęs, nepadaręs mankštos, nuskubėjo virtuvėn. Mama, tėti, pusryčiams užteks ir kokteilio su tigriniais bananais. Vėluoju, reikia paskubėti. Tačiau niekas neatsakė. Nustebęs Ulfas užmeta akį į tėvų miegamai, bet ir čia jų nebuvo. Įtartina, sumurmėjo, krapštydamas limpančias akis. Mama tokiu metu jau tepa sumuštinius arba lyginasi drabužius, o tėtis skutasi vonioje, bet ir čia buvo tuščia, lyg dykynei. Niekur nesimatė ir degtuko, tik svetainės fotelyje įsitaisęs ant minkštos pagalvės gulėjo riebiai prisipeliavęs Pelinhudas, nekreipdamas į nieką dėmesio. Berniukas priėjęs jį paglostė, pakasė pasmakrę, katinas sumurkė, tačiau nesiteikė atsimerkti. Ir tą pat akimirką perlėjo Ulfą vakarykštis siaubas. Tik dabar pabudęs. Tai kasgi nutiko parke? Kažkasgi jį vijosi. Gal koks nematytas šiuose kraštuose padaras? O gal žvėržuvė, radusi kelią per slyvmedžių giraitę? O kas jei jį atsekė Ulfą iki pat namų durų? Juk turėjo su juo nestuvesų sąskaitų? Užuodė ir atsėlino iš tolybių, ta mintis išgąsdino. Be to, tėtis rytais išeina laukan paimti laikraščio, todėl pro praviras duris ji be vargo galėjo įsibrauti vidun. Burna išdžiuvo, kojos tirtėjo,
o ausis gaudė kiekvieną garselį. Svarbu laiku išgirsti artėjantį pavojų, o tada gintis arba dėti į kojas. Visa laimė, baimė nespėjus užgožti sveiko proto, vidun įgriuvo tėvai su balionais ir spalvotomis kepuraitėmis. Kas čia? Nustebo Ulfas. Kažką praleidau? Labas rytas, sūnau! Džiugiai šūktelėjo jie. Kaipgi, manei pamiršim? Juk šiandien tavo gimtadienis. Štai ir tortą turim. Tarė, dėdami ant stalo didelę baltą dėžę perrištą virvelę. Ką tave kur? Per tos reikalus Ulfui visai išgaravo iš galvos. Namie atšvesim vakare, o šitą milžiną gali neštis į mokyklą, pavaišinsi draugus. Patenkinta delnais pliaukštelėjo mama ir po akimirkos užsimiršę su tėčiu ėmė suktis valso ritmu. Koks vis dėlto mano sūnus jau didelis. Tikra tiesa, brangioji, pritarė tėtis. Tu tik pažiūrėk, kokiu rimtuoliu tapo. Neseniai vaikai balandžius kieme gaudė ir krėtė šunybės, o dabar jau tikras vyras. Teisybę sakei, kelionės jam tik į naudą. Nurimęs Ulfas išgėrė šviežiai plaktą tigrinių bananų kokteilį, užsimetė ant pečių kuprinę ir nešinas tortų patraukė mokyklon. Naktiniai košmarai akimoju išsislapstė rūškaniausiose proto kertėse ir kiūtojo laukdami tinkamesnio meto pasirodyti. Eiti teko gražia kaštonų alėja. Pavasarį visi medžiai čia banguoja žiedais, o rudenį gali pasijusti lyg įbridęs į dailininko dažų paletę. Atrodo, visas šaligatvis nutaškytas ryškiom dėmėm, o jei kiemsargis sušluoja lapus į didelę krūvą, Ulfas neatsispiria norui šokti į margas bangas, mėtytis lapų gniūžtėmis su draugais arba prikimšt mergaitėms jų pilnas kuprines. Šis ruduo taip pat negailėjo spalvų. Aplinkui švytėjo, mirgėjo it kaleidoskopo stikliukai. Ulfas žingsniavo neskubėdamas, spardydamas po kojomis pasipainiojusius akmenukus, rankose neždamas dėžę su tortu, o kuprinėje sektušajero medžio sulos buteliuką ir maišą saldainių. Abipus tako tarp medžių mėgustai supavosi dailiai įvairiais pavidalais iškarpyti krūmai. Buvo čia šienavodegių liūtų, dygliasparnių stručių, kanopuotųjų šarkų, pjūklesparnių gervių, kiškių, bebrų uodegomis ir kitokių niekur daugiau tik Ulfopotamija sutinkamų gyvūnų.